8 diena. Evakuojamės iš savo buveinės naktinės. Matryta visur avis kalnuose, ėdančios. Matosi taškiukai balti. O, išeina. Paskui mus varo. Slavim. Atsibudom. O, naktį mes važiavom per šitą tiltą, tik dabar dienos šviesoje galim pamatyti, pro ką mes grįšim. Medinis. Toks medinis. Bet laiko metalo. Ten dar vienas šalia. Senesnis. Ir matosi upė. Čia tiesiai taip, o čia senasis. Avis bėga. Avis bėga. Bėga į kalną. Keliaujame į ją lėtai, kur rusvas kalvas slepia paslaptis visas ir džiaugiasi širdis labai, kai upės teka į marias. Pasakyk dar kartą. Važiuojam į miestą. Artimiausia kokį radau. Ir reikia jums apsipirkti. Tiek, kad parduotuvės dirba pasirodo nuo 10 ryto, kai kurios nuo 11. Tai ne taip kaip Lietuvoje, nuo 7-8 ryto dirba. Čia nuo 10 dirba. Nuo 10-11. Baigė. Nu, žmonės ilsisi. Einam, ieškom duonos. Gal jau praėjom duoną. Bet ir ieškom. Enti neradom. Va, ieškom duonytės nusipirkti. Turas klausia, kokias duonas jam. Ar paprasta, ar kiauliška. Na jau nežinau. Jau pagal Artūrą mes valgysim šiandien. Ką išrinks, tą ir valgysim. Taigi galvoju. Spalio 6. Tinka. Pritinka. Norėtų biškį Kokia kiauliška duona. Eina savo. Ir ilga. Gal kiauliška? Pigesnė. Nusipirksim sumuštinio, kurio kainuoja tikriausiai štukę. Nes kainos yra štukė. Nusipirkom submarinų. Veggie Classic. Veggie Classic submarinai. Mintam kainavo 1000 pinigų. 1125 kronas. Jo, brangu. Dabar yra 9:07. Mes važiuojame Craft and Design Shop už 2 minučių. Pasižiūrėsime suvenyrų ir pasikeisime pinigų į daug pinigų. Atvykome į Husqvarna Craft and Design Shopą. Tenai bus šopas. Eisim sudairyti. Varom į handmade shopą. Sukančios duris. Einam, apžiūrėsim, kas čia gero. O, matau dar avies kailio. O, geras, pigesnis negu ten matėm. Kailis. Gal tokį nusipirkti. Koks fainas. Ir šitas va, jis rudas. Visų amazoninis. O, juodo neturi. Gyvūnėlių galvas, kaip fainiai. Kol kas Islandijoje dar tokių paukščių tikrai nematėm, bet jų ir nepamatysim. Nes skaičiau, kad jie tik vasarą atskrenda. O žiemą, rudenį jų nėra Islandijoje. Šalapiukas arktinis. Tačiau, ko mums reikia šitokio. 23 000. Eina savo, mazis, mūsų katė. 220. Mums reikia. Medinis išdrožtas. Geras, kokie faini.
Mažiukas. Svainas. Štai ir juodavis. Tokių mes patys galim pagaminti. O šitą kokią fainą žvakę. Švyturys. Ir dar viena faina žvakė yra šita. Namukas su žaliu stogu. Žemės planeta pasirodo į tokios formos. Visiškai neplokščiai ir ne tikrai labiau tikintų. Gali būti, kad čia parduotuvės savininkas lankėsi šiuose vietose. Buvo Latvijai buvo. Noriu menulio. Padovanok man menulį. Kiek kas kainuoja? 20 000. Kiek čia gaunas? 250. 20. Sukasi. Jas ant magneto. Bet realybėje menulis nei vėlinių nesisuko. Čia yra melas. Visas žemėlapis Islandijos. Kai tikim Gunagutę apie trolį. Love story. Trolis gyveno kalnuose. Trolis mėgo valgyti avis. Trolis išvirė vieną avį. Trolis pablūdo. Atnešė vaiką pavalgyti. Kas toliau? Trolio vaikai pablūdo, nes norėjo daugiau maisto. Nebeįmanoma išlaikyti vaikų pasidarė. Vaikai visi blūdijo ir toliau. Tada atėjo naktis, trolis išvedė vaikus į lauką. Trolinti kitų žmonių. Vaikai jau biški sumedėjo, lauke būdami. Ir trolis tapo akmeniniu veidu. Užsitrolino. Atėjo žiema, vis dar su vaikais stovėjo lauke. Šalo. Ir visi tapo akmeniniai. Atėjo žmonės pasižiūrėti, ką trolis daro. Ir ant galvos iškart lipa. Taip. Štai ir knyga. Štai istorija. Prikolnos kortos su visokiais dalykais. What the fuck? Žodžiai fainas, kortos žiauriai fainas. Padėjo savo prekį ir nieks neaptarnauja. Niekam neįdomu, kad jisai laukia. Gali būti, kad jie tiesiog netiki, kad jis perka. Žodžiai, parduokit mums šis korteles. Mes perkam. Ir katinus, porą katinų. Galima dar tokį nemokamai pasiimti, prašau. Nemokamai. Ar tu ką tik gavo pinigų žiauriai daug. Eina savo. 5 štukėlės. Labai turtingas. Įsivaizduojat, kiek babkių čia yra. Milijonierius. 5 štukės. Islandiškų pinigų. Eik tu savo pamečiau. Islandiškų pinigų apžiūrą atlikau. Čia yra daug pinigų. Gal tu geriau laikyk. Matai, man kranta. 50 kronų. Taip yra 100 kronų. Žuvytė. 50 krabas. Nu čia jau 10 kronų, 10. 100 kronų. 10 kronų, 5 kronų. O taip atrodo. Islandiški manie. Su žuvytam, su Centavai. grinai žuvyčių krabų. Jo, viskas tokie žuviniai. Mėgsta jie vandenį. O kitoj pusėje aukščiai herbai. Šiandien vairuosiu aš, nieko nežinau. O Artūras rūpinsis navigacija. Elniškų greičių mes važiuojam.
Kliūtis ant kelio. Kas norit kailinių, galime staigiai nuskusti. Vienas kailiniuskis. Ir sutaupysim babkių. Išeina. Viskas sakė, gali važiuoti, praleidžiu. Kokia raudona pelkė. Kas čia įvyko? Avis gal paskirdė? Kraujo pelkė. Čia visur tokia oranžinė, raudona. Kraujo pelkė priešais. Važiuoju. Patikrinsi. O, tikrint. Dar viena kraujo pelkė. Dar viena. Nu dabar Andžia bandys įvažiuoti į kalną. Tokiais vingiais. Ir varo į viršų. Dabar vingis po vingio bus. Lėtai, bet užtikrintai. Jeigu dabar esam 50 metrų aukšte, įdomu, kokius bus. Spaudžiamės į viršų. Kylam. Griuojam ir 106. Kylam į viršų. Vien tik į viršų. Debesyje esame, jau horizontų nebesimato. Toliau kylam jau 370 metrų aukštis. Fokusas. Kur fokusas? Va, fokusas. Čia tai bekelia. Andžia varo. Čia tai žiūriu. Žiūrėkit, kaip susikaupus važiuoja. Net prie vairo prilipus. Varo ir vaizdas į begalybę, va, ką mes matome. Tiesiog balta. Tam taip aukštai, kad matom pirmąjį sniegą Islandijai. Va, nežymiai, bet jau visur sniego matosi. Va, matai? Oho, pirmas sniegas. Pirmas sniegas. Esam 440 metrų aukšti, radom sniego. O, matosi. Čia gal žiaurus vėlės, nesvietas. Jėzus, va čia tai kelias. Kaip senamiesčiu važiuoti. Net baisiau. O čia sniegas, balta. Balta. Dabar spalio 3 dieną. Varom tokiu sudėtingu keliu. Jau 500 metrų aukštį esame. Ir vis dar kylame. Sniego daugėja, akmeninis kelias. Toks ne pats smagiausias važiuoti. Bet lėtai judam į priekį. O sniego jau tiek, kuo toliau vis labiau daugėja. Jo. Balta. Balta, balta. Jau kalėdos mums atėjo spalio 3, 2003. Paplokime. Sustojom. 1 laipsnis lauke sniego, čia jau turbūt 10 centimetrų. Balta, balta pirdarais. Islandijoje radom žiemą. Balta visur absoliučiai. O mes esame Mulapinge. Kažkokia čia žiema. What? Kur mes? Kaip balta. Keičiuosi pamainas su Artūru, nes nebepavairuoju per šitas dėžes. Priešais kalnas bus 14% įkalnė. Dabar mes varysim 14% kalną, bandysim įkopti ir žiūrėkit, ar mums pavyks. Pradedam. 14% kalnas. Dabar kol kas labai lėtai judam, 11, greitis 12. Esam 560 metrų virš jūros lygio. Ir čia yra absoliuti žiema. Matot? Balta, balta. Čia jau tikrai Islandija.
Kaip Islandija be sniego, aš nesuprantu. Iceland, ledo šalis. Jau 6:24. Dar kylam. Nu va, pažiūrėsim, ar kilometrą pasiekti manoma. Kilometro viršūnė. Kelias tai nepavydėtinas. Žiaurios bekelės. Super statu. Tokį aukštą kalną dar nebuvom važiavę. 650 metrų aukštis jau. Eik tu savo. Ir mus tuoj lenks. Kas iš galo jo atvaro mašiną, nori lenkti. Ir bando lenkti. Nu ir lenkia, uhu! Kelią pravalys. Jisai prataškys. Jo. Kalnas vis dar status ir vis dar kylam į viršų. Čia vėl balta, 30 greitis, neviršyti prašom. Gali būti, kad čia bus staigus posūkis arba žiauriai žemyn leisimės. Varom. Varom, 14%. Round 2. Nuolydžių žemyn. Kaip prasikasėm. Tuoj čia. Žiūrėkit, kaip žiauru, kiek sniegų. Vos išvažiavom su prakasais. Eina namas. Kaip balta. Tikiuosi, nesutiksime. Sniego žmogaus. Kitos mašinos. Sniego žmogaus. Aš sniego žmogus. Tu esi sniego žmogus. So. Kaip balta. Leidžiamės. Dabar leidžiame žemyn. Varom. Nenugriskim. Sukamės. Nu ir kelią pasirinkom. Neeilinį. Vaizdinga kelią. Balta, kur dairais ir čia gali nuskristi. Oi, kaip skristum. Jo nuo kalno, jeigu netyčia nesuvaldytum. 12%. 4 kilometrus leisimės žemyn. Jau viskas juoduoja, Artūrai. Jau baigėsi. Jau viskas baigėsi. O dabar oro sąlygos vėl naujos sezonas. Tiesiog rūkas. Tiesiog vėl nieko nesimato. Nuo kalno važiuoju. Ir dabar pro langą matosi žolynai. Vėl tie patys laukai žali. Akimirką patikėjau, kad visam laikui prisnigo, bet tai čia tik ant kalno. Ten debesis, į kurį mes buvom važiavę. Dėl to ir buvo tas rūkas žiūrinis. Priešais upės. Visos kaip atrodo kaip venos, kraujagyslės, ne? Teka. Dar vienas upeliukštis priešais mus. Va, grinai krioklys tiesiai veidą. Smagus. Jo. Ir čia tikras, ne iš vamzdžio, nes dažnai būna, kad iš vamzdžio tiesiog bėga. Per kelią. Jo. Priešais teka upė. Visi upeliai nuo sniego, kalnų teka į apačią ir upės sraunėja. Varom toliau. O, kaip čia koks milžinis sraunus. Girdit? Kaip teka garsiai. Upė. Nice. Važiuojam pro kažkokią olą, kvadrato formos. Bet šiaip iš šono atrodo kaip širdutė. Ne kvadratas. Kaip siena, atrodo. Vidury jūros. Čia net pėsčiųjų takas yra. Jep, kas ten. Dar daugiau olų. Čia olų pakrantė. Čia galima eit pasivaikščioti. Taip. Varom ir
Matom Black Beach'ą. Juosta visa Black Beach'o. Nice. Čia tarp ežero ir jūros. Čia tokių vietų ne viena. Belekė. Kaip peržengti upę? Jėzus, tiesiai pelkė įtilpo. Ai, kas čia per vaizdai? Kur atvežė? Vau, kaip gražu. Dar vienas Black Beach'as. Šiltas vanduo. Verta maudytis. Grynai upė teka nuo mūsų mašinos. O, srauni. Šlapia visur, baisiai šlapia. Dar vienas tobulas Islandijos paplūdimys. Mano mėgstamiausias. Varam šitos vietos. Paliekam juodai paplūdimį. Patį gražiausią. Ir važiuojam pro šitą miškeliuką. Link miesteliuko ieškoti. Kur pavalgyti ir nueiti į VC. Štai ir pasiekė miestelį. Užteko 1 minutės. Atstumai čia žiauriai minimalistiniai. Truputį pavažiuoji ir jau miestas. O, nuotraukytės, gal dar kažkur nebuvom. Liktais visur buvom. Ja, liktais visur. Namukai, kažkas čia gyvena. Čia kažkas gyvena. Kažkas čia gyvena. Irgi gražus namukas. Dar 2 namukai tokie senoviniai. Ir degalinė. Eisim pasižiūrėti, ar yra dalykų, kurie mums reikalingi. Užeinam į šitą degalinę. Ir čia nieko nėra. Absoliučiai nieko. Tuščia. Tuščiausia degalinė per visą Islandiją. Visiškai nieko nesutikom šitoj degalinėj. Tuščia. Nieko, visiškai, nei vieno žmogaus. Nei pardavėjų. Nei žmonių. Kas čia per nesąmonė? Pirma tokia degalinė. Kas ten tokia plaukė? Kas čia plaukė tokie? Rimtai, bet jos visos juodos. Juodi taškiukai. Kažkokia keista veislė ančių. Neaišku, kas čia per antis. Dar viena bažnytėlė ir šalia jos mašina, kuri... Grynas katafalkas, apvažiuokite, prašom. Grynas katafalkas, oh my gosh. Tai toks jausmas, kad Islandijoje vien tik mirtis, nes jau 3 bažnyčia, prie kurios laidojimo procesai vyksta. What the fuck? Tai šioje šalyje mirtingumas didelis, jeigu per kelias dienas prie kiekvienos bažnyčios po vieną laidotuvių ceremoniją. Ir praktiškai nepavyko patikti nei vieną mums patinkančią bažnyčią. Nes vien tik laidotuvės, tai kas čia dabar darosi, žmonės nuo šalčio miršta, ar kaip suprasti.
Kokia jūsų versija? Gali būti, kad tiesiog arba mums čia labai sutapo, arba tiesiog žmonės labai greit peršala. Sakau, čia peršalimo ligom serga, sušala ir viskas. Aplamai šaltyje turbūt trumpiau gyveni negu šilumoj. Nors nežinau šitą faktą. Reikia pasitikrinti. Ir čia netoli šios bažnytėlės yra tokios kapinės. Va, vėl telkiniai priešais mus. Kelias per vandenį. Ar ten net susimastė, kiek čia daug vandens. Jau vanduo ant vandens. Tai aišku, kai važiuojam aplinkui Islandiją, tai čia normalu. Nes tik tai vandenį ir gali matyti. O, varysim tiesiai į debesį. Debesis mus nužudys. Atrodo, kad jau turėtume jį pasiekti, bet jis tolsta nuo mūsų. Debesis bėga nuo mūsų. You're gonna die, I'm gonna kill you. Kur jis yra? Kodėl jo niekaip nepasiekėm? Čia šitoje šaly lengviau pasiekti vaivorykštę negu debesį. Jau lietutis prasidėjo. I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. You're gonna die. I'm gonna kill you. You're gonna die. I'm gonna kill you. You're gonna die. In Islandia, in the fields, there is nobody. Namukai, kažkas čia gyvena. Kažkas gyvena su vaizdu į jūrą. Nice. Čia atvažiavom. Artūras mane atvežė į bažnyčią prie kapinių. Tai žodžiu, šitas namas turi savo asmeninę bažnyčią, vieno namo bažnyčią. Ir su vaizdu į ateitį. Jo. Eini pasimeldi ir jeigu reikia pasilaidoju kažką. Štai mes vėl čia, kelyje. Iš vandenyno iškilęs vienišas apsamanojęs akmuo, tvirtai stovintis prieš bangas. Kiek audrų jis atlaikė? Ką jis matė? Galbūt tas akmuo tai atspindys to, ko nori tapti, nepasiekiamu, didingu ir nepajudinamu. O ši Atlanto vandenyno begalybė mus moko priimti vienatvę. Jausmas, lyg mes būtume paskutiniai žmonės šioje vietoje. Riba tarp sausumos ir vandens plona, lyg virvė, o tai, kas už jos, nepažinta ir gilu. Važiuojame toliau ir keliaujame link sekančios vietos. O, soliukas, tai soliukas, priešais akis matosi soliukas. Varysim pavalgyti. Jau tiek laiko ieškojom 100 metų. O čia yra toks su simboliniais akmenim. O dabar reklama. Noriu pasakyti, kad patys geriausi konservai yra mano ir Artūro gamybos. Čia yra agurkų sriuba. Agurkų sriuba, kurią mes vėl virsime. Patys pasigaminom prieš kelionę. Ir tai yra mūsų išlikimo maistas Islandijoje. Pats skaniausias. Kiekvieną vakarą ir dieną, kai nelyja, mes gaminam. Kadangi Islandija labai vėjuota, tai tik tokiom sąlygom įmanoma išsivirti sriubos ar vandens susivirinti. Tik su apsauga nuo vėjo. Survivor tipsai. O švis dabar esam, galiu parodyti, prie kažkokių paminklų. Kas čia parašyta, aišku, islandiškai and islandiškai. Nežinau. Kas yra? Christian Einarsson. Matyt, kažkieno akmenim. Priešais mus yra kažkoks apleistas namas. Bent jau aš taip galvoju, nes
Tik vienas langas įstiklintas, visi kiti kiauri. Įdomu, ten dar kažkas gyvena ar jau nieks nebegyvena. Tai visgi patikrinsim šitą namuką. Ar tikrai jis yra apleistas pagal mano teoriją. O kanaliukas bėga šalia. Nuvažiavę 150 metrų, apsisukite. Priešais yra tikriausiai gyvenamas. Eina savo, visas apleistas yra. Ir dar reikėtų perlipti šitą upeliuką. Arba tu galėtum kirsti jį. Pom, per šitą. Čia šis nėra kelio. O nori įtik jo. Ten jūra, kvapas šitos vietos labai nekoks. Smirdo žuvim. O pelkė, reikia ją perlipti, kad nueitume iki šito namo. Mašiną paliekam čia. Nueinam patikrinti visgi. Kokios žolės. O, jau mano batai šlapi, bet esmė, kad ir ne vidus šlapas. Batai nepraleidžia vandens. Ačiū Dievui, turiu kelnes neperšlampamas, bet Artūrui yra sunkiau eiti. Bandom eiti per tas visas žolės, prieiti prie apleistų namų. Matosi, iš langų kokybės, kad negyvenamas. Privažiavimas jau užėlės. Galvom pažiūrėti per langus, kaip Islandai, kokį vaizdą matė per langus. Rodo labai krypi. Nejaukiai. Toks tamsus, pajuodęs. Šalia irgi toks vienas namukas yra. Nesuprasi, ten gyvena ar negyvena kas nors. Kaži, kur įėjimas? Koksai vaizdas. Kažkokių šiukšlių primėtyta aplinkui. Vien drakandai. Čia visai nesenai apleido šį namą. Einam pažiūrėti šitos pusės. Jo, čia nėra langų. Va, kur duris. Radom duris. Bandom užeiti. Duris. Kas čia per nesąmonę? Baulingas žmėgėjo žaisti buvo. Ne, čia jau tinklams prilaikyti. Bet kamuoliai tokie. Creepy house'as, ane? Labai kažko yra, lipam į antrą aukštą. Na, kokia padanga milžiniška viduje. Traktoriaus padanga. Buvo traktoriaus padanga milžiniško dydžio. Čia gerai ūkininkas tikriausiai gyvena. Kas ten yra? Baisu? Biškį nejauku. Net labai sakyčiau nejauku. Nes atrodo, kad čia dar kažkas bus. Oi, ten duris kažkokios yra. O, čia virtuvė. Langas. Turi langą visą. Net neišdaužytas. O, čia virtuvė. Porą spintelių išlikusių, kažkokie daikčiukai palikti, puodeliai. O, ir visas stalas virtuvinis sukeltas. Jie tikriausiai mito kriauklėmis. Matai, Andžiakas praeistas. Bet pirmą pasižiūrė kriauklės valgį. Suvenyrai gal kaip šaukštų. Ne, čia jau maistas, turbūt įsilukštandavo, valgydavo. Spėju. Paveikslas tikrai nerealus, Arte. Labai gražus. Kambario sienos mėlynos spalvos. Ką matė pro langą? Jo. Matė jūrą. Kiekvieną dieną matydavo jūrą. Labai kažkaip švaru. Čia lygiai tas pats. Jo, čia lova buvo, bet nerekomenduotina čia eiti. Įėjau į kambarį, bet kai pamačiau šitą skylę, sprendžiau toliau neiti. Uždarom duris, kaip radom, tai palikime. Pabandykim užlipti trečią aukštą. Čia dar trečias aukštas yra? Oh my god.
Ten jau jų čia yra palėpę. Apsisukite. Tada pasukite kairėn. Navigacija liepia apsisukti man. Primiti, gal rizikuojam čia eiti. Va čia palėpė. Batai. Gerai, nelip. Čia gal dalgio, kas čia bus? Dalgis jo. Buvęs, bet aš manau nebėra. Čia va pūva, viskas pūva per viršų čia visą laiką. Šalia kaimo, nežinau, ar video matosi. Bet taip ir eina prie visus aukštus. Skylė. Dėl to, kad stogas kiauras. Nu, įlūžti čia būtų labai nesmagiai. Geras. Čia taip įtartinai atrodo šitas daiktas virš lubose. Kaip kablys, ant kurio kažką buvo galima pakabinti. Gal virvę kokią pasikabino. Nes šalia kėdė. Gal ant jos pasilipo ir numirė. Čia tik mano spėjimas. Neaišku, kodėl apleistas šis namas. Gerai, varom iš čia. Bet bent jau būsim pamatę, kaip jie tampa apleisti. Tiksliau, kaip atrodo iki sugriuvimo. Susinaikinimo, nes anksčiau ir vėliau šitas namas garantuotai nebeturės stogo. Tai kiek čia jau dėlių? O dieve, šūdai. Net nežiūrė, ne? Ne, einu kiaurai. Ne, einam prašau greičiau, nes tikrai jau lietus prasidėjo. Bėgam greičiau į mašiną. Iš priekio ateina didžiulis debesis lietaus. Čia taip sunku eiti per tą pelkę. Už manęs namas tas apleistas. Paliekam už nugarį. Pagaliau grįžom iš namo apleistą. Parodysiu savo kelnes. Va, ant kiek sušlapau. Kaip atrodo mano kelnes ir batai. Ir šitą žolės labai sunku pereiti. Žiauriai pradėjo lyti patys. O dieve, padėk. Kažkas čia atvažiuoja porno šon, kas ten buvo parašyta. Labai panašus pavadinimas į porno. Nu, bet rimtai, nematei? Gal pierdu buvo parašyta. Ne, buvo porno, kažkoks žodis. Eina sau. Aš taip ir sakiau, kad mes važiuojam porno miestelį, va. Poršonas. Aje. O čia kalnelis, tolumoj. Matote? Vėl milžinai kalnai prasideda. Čia ir yra pornšofas. Pornošofas. Taip, porno parduotuvė. Turas parodo mums, kur mes esame šiuo metu pagal žemėlapį. Pornšofe. Landijos viršuje esam. Pasipuošę kalėdom arba Halloweenui. Jau prie televizorių sėdi, tipo. Geras. Prikolas. Vėl komin. Ir atvažiavom į dar vieną vietą, kurią norim apžiūrėti. Tokia kaip šventykla. Tokia man kaip apeigų vieta ten panašiai atrodo. Atvažiavom į Arctic Heimskauts Gerdid. Ritualai gal kažkokie čia buvo atliekami. Lietutis labai nemaloniai lyja. Labai ne kažką oras šiuo metu.
Aš jau vėl kosmoso aprangą apsivaikau. Ar ten vėl tapo kosmonautų, nes šį kartą įsilaipinome kitoj planetoje, apeigų planetoje. Tai pamatysit. Einam ilgiausių takiukų, kuris veda link tos ypatingos vietos. Takiukas labai ilgas, lietus labai žiaurus. Nešioja vėjas mūsų visas pusės. Lipom, užlipom. Didingai. Kai atrodo. Eina savo kokie akmenys. O čia tai akmenys. Konkrečiai. Šitie akmenys pagaminti iš bazalto akmenų, kurie atitinka lygiadienį ir saulėgrįžas. Taip pat yra saulės ciferblatas. Arktės Hengos paskirtis – veikti kaip saulės kalendorius ir kompasas. Kaip ir senovės Stonehenge, jo struktūra leidžia tiksliai stebėti šviesą ir tamsą, bei sekti 4 metų laikus, žymint saulėgrįžas ir lygiadienius. Svarbiausia, kad ji tarnauja kaip šventovė Ninglo mitologiniai figūrai, kilusiai iš senovės Islandijos poemos Eda. Palikome Arktės Hengą ir važiuojame pro Ralfo Hofen bažnyčią, pastatytą 1928 metais. Ji stovi Islandijos šiaurėje, plačiame Atlanto horizonto ir arktinės šviesos fone. Ji turi aukštą bokštelį su kryžiumi ir yra viena iš pagrindinių šios vietos lankytinų objektų. Laukuose keisti padarai, lyg ir ne avys. Jų čia daugiau yra. Čia buvo vaikštūnai gal? Ne, tokie vaikštūnai. Pakaliausios. Wow. Daugiau čia jų yra. Pardon. Ieškom nakvynės namų, nakvynės buveinės. O, važiavom tiltą, tokį patį panašų kaip vakar. Jo. Kas čia? Gal mes jau čia važiavom? Nežinau. Toks pat. Jo. Tai važiuojam, ieškom, kur miegosim. Ir šią naktis yra paskutinė Islandijoje. Jau rytoj miegosim vakare laive. Nu, rytoj dar visą dieną iki vakaro kažką galvosim. O dabar lyja, tai neaišku, kaip mums seksis eit miegoti, nes lietutis krapina ir temperatūra 4 laipsniai. Vakar irgi lyjo, bet bent jau kai miegojom nebelyjo, o dabar lyja. Tai žodžiu, jeigu bus šią naktį, reikės ruoštis per lietų, ne kažką. Na ir štai, pagaliau atvažiavom į savo paskutinios nakties nakvynės vietą. Labai geras spotas, sakyčiau. Esame ant 100 metrų kalno. Čia turėtų prašvitus ir geras peizažas būti, nes čia jūra, įlanka matosi. Tai va, čia ir liksime miegoti. Dabar turime temperatūrą 4,5 laipsnio, lietaus laiku 23, bet iš tikrųjų dabar yra 20:16 Islandijos laiku, 3 valandos atgal. Jo, iš tų Jau netgi nuvažiavę esam 3200 km Islandijoje. Tai sakyčiau, labai daug.
8 nakvynės naktis prasidėjo. Einam miegoti ir susitiksim rytoj. Ką, labanaktis.